Vykdydama projektą Praeities stiprybė dabarčiai, mūsų komanda džiaugiasi galimybę vesti netradicinės istorijos, etikos, pilietiškumo pagrindų pamokas apie mūsų krašto partizanų gyvenimą. Frontui praūžus per mūsų žemę, sugrįžę okupantai skubėjo daryti savo tvarką. Šaukė vyrus į frontą, reikalavo iš ūkininkų prievalių. Niekas nenorėjo lieti kraujo už kitų interesus, kurie trėmė, žudė, trypė kultūrą, visą tai, kas mums buvo brangu ir šventa. Vyrai frontuose prisirinkę trofėjinių ginklų, ne iš gero gyvenimo išėjo į mišką. Prasidėjo 9 metus trukęs partizaninis karas prieš mūsų krašto okupantą Sovietų sąjungą. Vienas pirmųjų susidūrimų su sovietų kariuomenė įvyko Kėdainiuose, Krakių valsčiuje, Pušynės miške 1944 metais gruodžio 16 dieną. Pasipriešinimą pradėjo organizuoti aktyvūs vietiniai Lietuvos laisvės armijos nariai. Didelis besisakančių partizanų laukimas vyko smėlėtame Pušynės miške, kur įvyko pirmasis mūšis. Tarpusavio ryšių kūrimas, elementariausi kariniai apmokymai atiteko aktyvesniems to krašto pogrindiniams organizatoriams – Kuračkai, Gutaičiai ir karininkai Pabarščiai. Visiems vadovavo leitenantas iš Pakarklių kaimo Vladas Pabarščius. 1944 m. rudenį Pušynės mišką Krakių valsčiuje susirinko apie 300 ginkluotų vyrų. Buvo kasami bunkeriai, kur galėjo slėptis ne tik kovotojai, bet ir jų arkliai. Veikė lauko virtuvė, daromi kiti tvirtinimai. Miško aikštės viduryje plevėsavo trispalvė. Vyrai mokėsi rikiuotės, kitų karinių gudrybių, dainavo patriotinės dainas. Čia buvo Lietuva. Gruodžio 7 dieną Pabarščiaus vadovaujami partizanai užpuolė NKVD darbuotojų ir milicininkų grupę Krakių valsčiuje. Gruodžio 11-15 dienomis mišką pasiekė neramios žinios, labai suaktyvėjo kariuomenės judėjimas Kėdainiuose. Prieš auštant gruodžio 16 dienai Vladas Pabarščius sužinojęs, kad miškas supamas, pasiuntė pasiuntinius į Rugėnų miškus pas kapitoną, vadovaujančiam 100 vyrų Kazį Bandžių, prašydamas pagalbos. Rytą Pušynės mišką apsupo iš 3 pusių – nuo Krakių, Josvainio ir Ariogalos. Kautynės prasidėjo prie padegtos Eigulio Venslausko sodybos. Esą Eigulys nuslėpęs tiesą apie partizanus. Mūšis truko visą dieną. Buvo aišku, kad baudėjų rezervai neriboti. Baigiantis dienai, Vladas Pabarščius įsakė surinkti žuvusius, sužeistus, nuleisti vėliavą ir išsiskirstyti mažomis grupėmis. Pats su mažu būriu pasuko į Linčių mišką. Nemažai nuostolių patyrė mūsų krašto gynėjai. Buvo sudeginti 3 vienkiemiai, sunaikinta 6 žeminės, žuvo apie 20 Vlado Pabarščiaus partizanų. Pušynės kautynių metu žuvo Aleksas Klibas, Jonas Jankauskas, Broliai Antanas ir Stasys Štuikiai, Augustinas Štaras, Jonas Trumskis, visi iš Šulaičių kaimo, Aleksandras Klemanskis iš Pašušvio kaimo, Vacys ir Mataušas Mikolaičiai iš Paginevio kaimo, Aleksas Stankauskas iš Mulčiavos kaimo, Albinas Butkus iš Antežerio kaimo, Feliksas Ramoška iš Dotnuvos ir Antanas Masaitis. Žuvusiai, kurie pakliuvo į priešų rankas, buvo suguldyti ant grindinio Krakėse. Aleksandras Klimanskis, Lietuvos kariuomenės puskarininkis, labai taiklus šaulys, niekada nesiskyrė su humoru. Kai Pušynės mūšio jo draugas Pranas Vazgys įspėjo, kad šaudo iš apkasų per daug iškišęs galvą, jis linksmai atrėžė. Užtat jau turiu 10 porų batų. Ir toliau sau šaudė. Tačiau staiga jo šautuvas nutilo ir pro tamsius plaukus pradėjo veržtis kraujo lašai. Jonas Trumskis Kalnietis. Vežiantis iš apsupimo, vadovybės apsaugos partizano, 19-mečio Jonas Trumskio paskutiniai žodžiai buvo: traukitės, aš dengsiu. Vėliau jį pamatė tik ant grindinio Krakėse. Zinaida Zimaitienė prisimena. Krakėse tarp suguldyto ant grindinio pamačiau ir savo brolį Joną Trumskį. Akise pasidarė tamsu, bijojau užsidoti. Apsivilkęs tuo pačiu motinos austų tamsios medžiagos švarku, mano pačios prieš kelias dienas ant rankovės prisiūtų trispalvės trikampių. Žolė užėlė tūkstančių partizanų nežinomi kapai. Reikšmingi įvykiai praėjo, nutolo. Bet mums nevalia šito pamiršti. Tai tėvynės istorija. Didvyrių kovotojų vardai įamžinti akmenyje liks amžiams.